Tai jaučiu čia palei šoną mums yra Baltarusijos pasienis. Valstybės sienos apsaugos tarnyba, kur vyksta atsimens dokumentą pateikit. Tai toks kaip į tikslą. Nu, šiaip pasivažinėti. Sveiki, mano vardas Adas ir šiandieną susitinkame trečioje Surenku Lietuvą ant 2 ratų serijoje. Dabar esu Vilniuj kol kas, visai tokioj random vietoj. Čia kaip matom yra gyvenimo šokis toksai. Ir ten kažkur yra mano mocas. Tiesiog važiavau, radau čia vieną vietą, tai galvoju labai gerai intro pradėti. Tai dar kol kas esu Vilniuj. Tai praeitą epizodą mes paėmėm Vilniaus ir Vilniaus rajono magnetukus. Šiandien mes važiuosime paimti Šalčininkų magnetuką, kuris nelabai Šalčininkuose yra duodamas, o Jačionių dvare. Atsiprašau, pasitikslinau, Jašiūnių dvare, kažkaip taip. Tai aš manau, kad mes realiai judam ten. Tai tas dvaras nebus mūsų pagrindinis dabar taikinys, mūsų pagrindinis taikinys yra ta Lietuvos žemė, kuri įeina biški į Baltarusiją. Tai įdomu nuvažiuoti ten į Dieveniškes, tai turim valandą kelio, aš manau nieko nelaukiam ir mes jau judam. Pajudam iš tos įdomios gražios vietos. Čia realiai jau netoli esu išvažiavimo iš Vilniaus link Šalčininkų pusės netoli Liepkalnio. Tai iki pačių Dieveniškių turim valandą kelio, tai šiandien bus nemažai pasivažinėta. Tai ten labai arti pasienio pravažiuosim. Ir šiaip toks užmirštas Lietuvos kraštas, kur įdomu, kas ten yra. O iki to dvaro čia netoli. Navigacija va dabar esu Liepkalnių rodo 22 minutės. Nu tai visai greit čia nuvarysim. Nu viskas, iš Vilniaus jau išvažiuojam, bet dar esam Vilniaus rajone, tai reikia pasiekti Šalčininkų rajoną dabar. Kaip mano, dabar parašyt komentarą. Bais ten susikalbėti lietuviškai ar ne, va tam rajone? Niba, Šalčininkos gal dar jo, bet man įdomu, ar tam Baltarusijos aprieptai teritorijai. Šiaip man va šitas tiltas patinka toksai aukšti. Ai, mes tik dabar į Vilniaus rajoną įvažiavom, okei? Bet va toks, opa, į viršų, čia virš geležinkelio taip. Ir tada žemyn toksai gaunas, kas gauburiukas, žinai. O dar vienas, respektas motociklininkui. Ir šiaip, dabar kol mes dar važiuojam iki Šalčininkų, iki to dvaro Jašiūnų, aš noriu jūs paprašyti, paspauskit laiką ir paspauskit prenumeruot mygtuką, nes žiauriai padeda. Laikas tai labai padeda ant video, tai paspauskit, nes matau, kad jums patinka tada šitas serijos ir man nori skurti daugiau. Ačiū jums labai, dabar važiuojam toliau. Šalčininkai arba Lyda. Nu mes į Lydą tai tikrai nekelsim hojos. Pasiliksim Lietuvos teritorijoje. Šiaip ten aš esu važiavęs, vieną kartą esu ten buvęs, bet Dieveniškėse nelabai aš ten klaidžiojau. Ir ten yra labai arti Baltarusijos sienos. Ten pamatysim, realiai pravažiuosim šalia sienos. Šiaip irgi toks įdomus dalykas, prieš išvažiuojant iš namų, aš turiu 2 SIM korteles telefone lietuviškas, ar ne? Ir realiai aš pagalvojau, kad ten yra visiškai arti Baltarusijos ir tu esi apsuptas Baltarusija. Tai aš išjungiau automatinį tinklų persijungimą. Žinot, kai būna, važiuoji į kitą šalį, tu gauni roamingo, ten, pavyzdžiui, Latvijos, Lenkijos, dar kažką. Tai aš pagalvojau, kad ten mes įvažiuosim į tą, nežinau, kaip vadinasi, sklavas, patikslinsiu. Tai gali būti galimybė, kad pagaus Baltarusijos tinklus, o internetą naudoju navigacijai. Tai blemba tiek sąskaitos prisuktų jaučiu. Tai jo, čia irgi toksai tipsas jums, kad jeigu ten važiuosi, tai telefone tiesiog nusistatai, kad automatiškai nesirinktų tinklo, o pasirenki rankiniu būdu. Bet teša! Kas čia per upę? Čia upelis, tos upės net nesimatė. Kalveliai. Šiaip labai įdomu po Lietuvą būna važiuoti ir skaityti vietovių pavadinimus. Nu tokių būna įdomių prigalvotų. Tipo, kas turėjo sugalvoti kalvelius? Tipo, ar ten toj teritorijai, miestelį, kaimukį yra tiesiog daug kalvelių mažų? Nu, tipo. Ai, tu savo mane Priusas lenkia. Nu, kokia gėda. Juodė. Nu ir kodėl ta upė yra juodė? Bet čia bent jau upė matęs. Nu ir juodė, tai todėl ir juodė jaučiu. Mariampolis. Man kaip tik reikia Marijampolės magnetuko. Kaip mano, duotų čia? Nu va, davažiavom Šalčininkų rajoną. Tai va, rajonas naujai aplankytas, dar reikia mums įrodymo, kad jis aplankytas. Tai važiuojam į tą dvarą, pasiim to įrodymo. Jeigu dirbs ir galėsim spirkti, čia va didžiausia dilema yra.
dabar yra sekmadienis ir gali būti, kad daug dalykų nedirbs, bet kaip lankytina vieta, aš manau, kad turėtų dirbti. Nu, atvažiavom į miestelį Jašiūnai, tai Šalčininkų rajone. Ir šitą miestelį turėtų būti tas dvaras, kuris duoda magnetuką. Šiaip labai keista, kad platinimo vieta Šalčininkų rajone yra tik tais šitam dvare Jašiūnų. Ir tipo, pačiuose Šalčininkuose nėra netgi. Nors magnetukas tai Šalčininkų, bet Šalčininkų nėra. Aš gal jau matau tą dvarą, net ten bažnyčia labai įdomi. Pirčiumpiai, nu tik kas tokį pavadinimą sugalvoja? Pirčiumpiai. Keidžiai. Nesuprantu. Oi, žiūrėkit, labdarins. Nu arba šiaip turgus. Gal nebūtinai labdarinas. Kaip aš seniai kažkaip mačiau tokį bevykstantį kaimelį. Turbūt dėl to, kad labiau iš miesto neišlendu. Arba jeigu jau ne mieste, tai jau kažkur ten, nežinau, Albanijoje kokio Kimarino. Tai nesuprantu, va, turgeliai, tai už 13 km į kairę, tai kodėl turgelis ten buvo? Nepagau iš to vairio. Bet čia tai įdomi, tai per gyvenvietę kažkokią praveda tipo iki to dvaro. Nu jo, jau čia kito kelio nėra, bet nu labai įdomu pasivažinėti po tokias gyvenvietės. Tada kas čia Jašiūnų žydų žudynių vieta ir kapas. Žiūrėkit, pabarščiai. Ten barščių daug tipo, kad pabarščiai. O, gražus ežeriukas. Arba prūdelis čia labiau. Eik, kiek ten mašinų prie to dvaro, nu kas tame dvare tokio gero. Man atrodos, man bus mokomas įėjimas į dvarą, aš dabar pradėjau galvoti. Nu jo, į populiarią vietą aš atvažiavau. Pasižiūrėsim. Nueinam savo to magnetuko pasiieškoti. Toks dvaras. Čia galim tiesiog aplink teritoriją pasivaikščioti, nebūtinai vidų eiti. Nu, gražiai aplinka sutvarkyta. Ai, ten toliau parkas didžiulis. Turbūt ten eina toliau. Čia gal tas dvaras kaip Palangoj. Šitas, kur gintarum yra. Pamiršau net pavadinimą dabar. Žiūrėkit, čia idėja gera. Vandens karštą dieną prisipilti, bet kad ant saulės palikti. Oi, čia sena kažkokia. Čia renginiam. Ai, ir aš niekur nebenueisiu. Labą dieną. Turit surinkti Lietuvą magnetuką? Taip. Galima? Kad? Vieną? Jo, vieną. 2 eurai. Kortelę galim? Taip. Ačiū. Viso gero. Nusipirkau bilietėlį pasižvalgyti. Tokios lempos. Nu įdomus tie dvarai būna. Lubos visada gražiai visų padarytos. Jau kadangi atvažiavau, tai pasižvalgyt verta. Bilietas 3 eurai. Lengvata ten tipo, jeigu studentas, dar kažkas tai 2 eurai. Paveikslas koks. Labai matau daug lenkiškų knygų. Vienintelį, kurį turbūt žinau, tai Adam Mickiewicz. Čia kiti tai nežinau. Čia tai spėju vyksta dabar posėdžiai, nes yra net televizorius. Neįsivaizduoju, kas tokie čia kokie Šalčininkų merai. Čia tai jis yra ruošęs koncertui. Girdėjau, ten kalbėjo moterytis, o tai koncerto paklausysim. Tai turbūt nuėjo paklausyti. Turbūt pirmos lietuviškos knygos, kur aš čia matau, arba tiesiog aš praleidau. Tai čia dar kavinė yra. Šonio dvaro. Šiaip daugiau nieko čia daug. Pasiėmiau tą magnetuką. Tai kiek palei istoriją, tai yra Dvedom priklausė tas dvaras, paskui Balinskiam. Tai tiek tos istorijos. Ten viduje pasivaikščius nėra, kad ten daug ką leidžia. Nu, tai ne veltui 2 eurai. 3 eurai. Taip. Manau, toliau judėsim, pravažiuosim Šalčininkus, manau, simboliškai. Nieko ten nusimatęs neturiu.
Bet judam iki tų Devyniškių. Įdomiausio Lietuvos kampelio. Ką gal dar norėčiau pasidaryti, tai pasižymėti vietą. Šalčininkai. Tai va, pasižymėjom vietą. Ui. Dėjo mūsų žemėlapis, ką galiu pasakyti. Daugiau turim dabar. Nu, toks magnetukas. Čia man rodos Rūdininkų kažkaip tokio giria, tipo ką užskaičiau, čia dvaras, tai nežinau. Gal tas pats, kur dabar buvom. O čia, kur dabar važiuosim, Devyniškės su kryžių daug. Pažiūrėsim, ar yra kryžių. Šiaip tai belė kiek mašinų čia pradėjo rinktis, man rodos, čia į tą koncertą. Viskas paruošta tam koncertui, tai visi pradėjo ir rinktis jam. Ir aš nesuprantu, kodėl aš pataikau tokias dienas, pavyzdžiui, dabar yra 28. Aš visas šlapęs, taip karšta, kad net vėjukas nebepadeda. Gerai, tai bandom pajudėti į Devyniškės, turim kem 2 km iki jų 40 minučių. Nu viskas, Jašiūnus paliekam, važiuojam iki Šalčininkų dabar. Nes kadangi gavom Šalčininkų magnetuką, bet dar nebuvom Šalčininkose, kas čia per nesąmonė? Jūs pažiūrėkit, kokio grožio, kokio geltonumo pieva. Eik tu sau. Nu čia jau nebėra, bet ten kokia graži buvo. Vau. Dabar kitoj pusėj jinai. Eik tu sau. Tu prasme, kodėl Lietuva tokia graži? Vėl kokia pieva. Vau. Dabar vasara Lietuvoje yra tikrai gražu. Nereik niekur net keliauti, jeigu toks oras. Vau. Aš žinau, kad tikrai yra žmonių, pavyzdžiui, kurie labai nori keliauti ir tipo negali to padaryti. Tai aš jums tiesiog siūlau po Lietuvą savaitgaliais ar kada tik galit. Daug išlaidų nereikalauja, vat, yra tokie vat, keliai, tu tipo Ragožiškės. Tai ką, čia daug ragų? Nesupratau. Šalčininkėliai. Tai ką, čia tipo miestelis prie Šalčininkus, mažesnis, tai reikėjo pavadinti Šalčininkėliais. Žiūrėkit, vienas kelias veda į Šalčininkus, kitas į Lydą. Tai kur renkamės? Ne, nieks mūsų ten nepraleis į pasienį. Šalčininkai. Važiuojam į Šalčininkus. Sakau, nepraleis mūsų į pasienį, žinokit, kad aš nelabai ir norėčiau ten. Gal kažkada ateity, kai situacija susitvarkys, pasitvarkys. Jūs tik pažiūrėkit, koks jau važiavimas į Šalčininkus, žiūrėkit. Čia koks ženklas, iš karto pasienio ruožas, tik į miestą važiavau. Čia koks ženklas. Ten kokia koplytėlė, ar kas ten yra tokia. Kryžius. Jūs pasižiūrėkit. Vo. Žiūrėkit, sveiki atvykę. Vitami, 2 kalbom parašyta. Eik tu savo. O tai čia lenkiškai jaučiu. Tikrai ne kaip kitaip. Man rodo, kad reikės išsukti. Aš norėčiau per centrą Šalčininkų pravažiuoti, aš niekur neišsukinėsiu. Buitinės technikos tas parduotuvė. Tai lietuviškai parašyta. Šalčininkų dvaro sodybos rūmai. Nu, mums užtenka tų dvarų ir man rodo čia tipo. O davai aš važiuoju tiesiai, aš noriu per centrą pravažiuoti patį. Nėra, kad aš labai norėčiau dabar važiuoti aplinkui miestą, kur tipo, nu, norėjau atvažiuoti. Maxima yra. Fotikas yra. Nežinau, eilinis paprastas miestelis, sakyčiau. Ko čia per mašiną vei? Nu, įdomiai. Šalčininkų seniūnija. Vat va keista, kad nepardavinėja magnetuko Šalčininkos. Kas čia per nesąmonė? Nu, bet dabar aplankėm kažkokį tai dvarą. Tai Šalčininkai gal neturi infocentro. Ui, pažiūrėkit, aikštė yra. Čia savivaldybė ir su tuo fontanu. Ir netgi 2 Maximos yra. Nu, supratau. Čia man rodos jau tada autobusų stotis. Ir parašyta 2 kalbom. Solečniki. Solečniki, tai čia Šalčininkai, tik tai ta kita kalba. Kas ten dar parašyta? Dvorščia autobusovo šio. Nu, vienu žodžiu. Dvorščia. Važiuojam toliau.
Šalčininkai sveikina Solešnikį. Tai CZ, man rodos, kaip čia ten skaitos lenkų kalboj, tai Solešnikį. Bet šiaip kažkaip pastebėjau, kad šitam krašte žmonės labai tikintis. Tipo, į pačius Šalčininkus įvažiavęs, tas skaičius toks buvo didelis. Ir čia kiemuose žmonės turi, ir tipo turi ir tų koplytėlių su Marija mergelė. Nu viskas, paliekam Šalčininkus, turim ženklą Devyniškės 24. Tai važiuojam. Tai nesupratau, vėl pasienio ruožas, taigi Šalčininkai buvo pasienio ruožas. Ar aš jau buvau išvažiavęs, aš nemačiau ženklo, kad išvažiuočiau. Paprasme, čia kelias tai toks, nėra iš geriausių. Taip šokinėju visur, prasme, oi, tokie kalniukai linksmieji, taip, tokie bum, taip šokinėji. Eik, sau. Ūta, what the fuck, kas čia per pavadinimas? Ką tik mačiau, einant tipo į mišką, buvo ženklas stop, valstybės lygio saugomos zono ar kažkas tokio. Tai jau čia palei šoną mums yra Baltarusijos pasienis. Už to vat miško aš spėčiau. Buvo kažkokia proskina netgi iškirsta. Čia patikra vyksta, tikrina visus. Ai, tai reikės ir man turbūt pasitikrinti. Bet čia visų mašinas tikrina, ką mano patikrins, kuprinė turbūt. Pasienio atraminis punktas. Sveiki. Labą dieną. Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Kur vykstat? Į Devyniškes. Tai ką veiksit? Šiaip pasižiūrėti, pasivažinėti. Mes dokumentą pateikit. O paso ar teisų užteks? Tai toks kaip į tikslą. Nu, šiaip pasivažinėti. Supratau, jeigu važiuosit į Norviliškes kaip pavyzdys, bet bus žvyrkelius. Aha. Yra geltoni tokie stulpeliai arba tokie lipdukai. Jūs negalit praeit arba pravažiuoti pro juos. Tai žiūrėk, ką darot. Supratau. Tai aš per čia grįšiu, žinokit. Tai ta prasme, žinokit, aš gerai, kad pasiėmiau pasą, nes mane čia būtų net neįleidę. Nes tipo be asmens tapatybės dokumento arba paso būtų sakę, no, sukis atgal. Ir man ką pasakė, va kaip tik matau dabar. Čia yra toks geltonas stulpelis. Sakė, šitų stulpelių aš negaliu kirsti niekur. Ir irgi sakė, važiuojant į kažkokias Norviliškes, man rodos, yra žvyrkelis. Pasakė žmogus atsargiai važiuoti. Nu, toks... Patiko man šitas pasienietis, labai toksai, normalus. Nes aš važiuoju čia be tikslo, tipo, aš tik pasivažinėjau, aš jam tiesiai pasakiau. Ir jisai toks, tai jūs be tikslo. Tai sakau, pasivažinėjau šiaip sau. Tai gerai, tipo, tik tai sakė, kad, tipo, nugrįžti, tipo, žiūrėti per kur grįžtų, ką darau čia. Kad į random vietas nevaryti. Nes čia viskas labai saugoma. Paskutinį kartą praeitais metais čia buvau su mašina. Aš tiesiog šitą punktą aš pravažiavau paprastai ir viskas. O dabar, tipo, reikėjo sustoti. Grįžtant, atsimenu, buvo tikrinę bagažinę mašinos, žiūrėjo, net dokumentų nieko nežiūrėjo, niekas nebuvo įdomu. O dabar viską ištikrino. Kaip ištikrino, pasą mano patikrino. Gal jeigu būčiau sakęs gyvenu čia, tai bet nereikėtų parodyti, kad čia gyvenu. Kaip aš įrodyčiau. Įdomiai. Įdomi tokia Lietuvos vieta, sakyčiau, neįprasta gal. Kažkaip pirmą kartą taip susiduriu, kad tipo, tave realiai gali apsukti, aš kaip suprantu, čia reikia pasą turėti, kad tu pravažiuotum. Vat kitas dalykas, sakiau, kad per šitą iššūkį visą, kur rinksim Lietuvą, kiekvienoj savivaldybėj pakelsiu droną, žinokit. Tai čia šito nebus šitam epizode. Nebent kažkur grįžtant ar šalia Vilniaus kažką rašiau. Nes čia aš droną pakelsiu, tai paskelbs Lietuvą ir oro pavojų, viską. Ne, gerai juokauju, čia bairis buvo, bet ne, rimtai, tipo, manau, kad tada grįžčiau su baudele. Ir nemaža baudele, ir be drono. Žiūrėkit, čia šita vieta, kur sakiau, įvažinėjomės, man rodos, dabar šitą Lietuvos vietą. Ten kitoj pusėj Baltarusija.
Toks pasienis. Tai įdomiai. Šiaip man labai patinka tokios žemėlapiuose neįprastos vietos arba valstybių sienos. Nu, ir ten nuvykti ir pabūti ir pasižiūrėti, kaip tai atrodo realiai. Taip pat galvotum, pasaulis neturėtų turėti sienų, ne? Čia tiesiog. Bet čia jos yra. Ir jos yra nupieštos žmonių. Tai jo, labai įdomu tokiose vietose man atsidurti. A man taip atrodo, ar čia degalai brangesni. Už dyzelį 2 eurai. Man atrodo, Vilniui nebuvo 2 eurai, euras 8 buvo. Ir taip, atvažiavom į Dieveniškes. Esam čia. Sodybos pirties Kubilų Baidarių nuoma. Tai yra lietuviškų užrašų. Paminklai, pomnyki. Nu va dabar dvigubas užrašas buvo. Bet jau į patį miestą įvažiavus nėra dvigubų užrašų, kas gerai, nes Šalčininkose tai buvo. Tai va, aš nieko neįzinu. Čia jau taip tokios vietovės, ką aš galiu padaryti. Šiaip nežinau, kur važiuosiu, nes kaip ir tam pasieniečiui sakiau, neturiu tikslo. Bet čia aš manau, mes galim sustoti čia centre kažkur. Dabar galvoju, čia tik tiesiai. Tai ir pravažiuosim. O, yra parkingas, iššoks davai. Šokom į parkingą. Nu, mūsų Britva čia. Nu, tokia ir Britva. Kadangi jau atsibeldžiu čia, galvoju, reikia pasivaikščioti. Aš, man atrodo, raktus palikau, ne? Tai aš kad palikau. Būčiau palikęs, jei kažkas būtų nuvažiavę. Žiūrėkit, vištos pardavinėjo šeštadieniais. Vakar reikėjo atvažiuoti. Bet žinot, kas nustebino? Kad lietuvių kalba, užrašai, tipo ir skelbimai, nes atrodytų toks, kad tipo turėtų būti, kaip Šalčininkos 2 kalbos, bet nėra. Tai biškį pasivaikščiosim po tas Dieveniškes. Pažiūrėsim, ko čia turi jie. Čia matau parduotuvė yra, ten parduotuvė, čia toks parkelis. Ir va vėl. Turi Marija, sakau, čia labai tikintis kraštas. Galėtų savo magnetuką turėti. Sveika Marija. Sakau, nėra dvigubų užrašų. Yra. Pažiūrėkit, čia koks gražus namas. Labai gražus, nežinau, patinka. Dieveniškių seniūnija, taip. Čia labai didelis eismas vyksta. Tai čia yra skveras su Dievo motinos statula. Įamžintas Švento Jono Pauliaus II apsilankymą 93 metais Lietuvoje. Ir irgi dvigubas užrašas. Tai va čia šitas tipas skveras. Labai gražiai sutvarkytas šiaip. Tai dar Šalčininkai bažnyčią turi. Iškart įėjimas su tokiu yra. Ir čia kažkaip uždaryta, jau čia atidaro, gal kaip mišios būna. Galiu pasakyti, kad Dieveniškių gyventojai labai smalsus, nes labai daug žvilgsnių sulaukiu, kai pravažiuoja kažkas. Vaikai su paspirtukais, mašinos. Turbūt nesulaukia čia lankytojų daug. Visi kiekvienas žino, kiekvieną. Tai visiems įdomu, kas čia toksai, ką jis čia veikia, kas jį čia įleido. Tipo pasą turėjo atvažiuoti. Bet šiaip įdomios tos Dieveniškės. Čia tipo susijungia kelios tautos. Lietuvių, baltarusių ir lenkų. Girdėjau irgi žmonės čia šiaip šnekėjo ir lenkiškai. Rusiškai, man atrodos, bet nelabai rusiškai, kažkaip įdomiai. Gauja, tokia upė. Aš žinau, kad yra Gaujos upė, ne upė, yra kažkoks parkas ten, toksai pelkynas su žemėm. Esu čia buvęs praeitais metais. Tai dabar važiuoju į kažkokios pilies, Norvišlų ar pamiršau, blemba, kaip vadinas. Au, kaip musė dėjo. Toks garsas pykt buvo. Tai aš važiuoju ten, kur man tas pasienietis sakė, atsargiai, ten pasižiūrėk, ten tipo, kur važiuoju, atkreip dėmesį. Tai nei aš ten esu buvęs, nei ką, ten labai arti Baltarusijos sienos ir bus žvyrkelis, man taip atrodo, tai reikės atsargiai važiuoti. Bet labai įdomiai atrodė iš nuotraukų, tai aš važiuoju pasižiūrėti. Jeigu pamatysim, kad negalim, tai apsisuksim. Bet pabandyti verta. Bet man kol kas pats jausmas, kur aš esu Lietuvoje, yra labai keistas, tokia, labai keista random vieta. O žiūrėkit, Ryčio bokštas. Labai įdomu. 5G ryšys normaliai čia veikia. Net neįsivaizduoju taip gerai. Aš galvoju, kad čia bus kažkas su ryšiu, jau čia net nepersijungtų ant Baltarusijos tinklo, nes nebūtų toks geras. O žiūrėkit, ten bokštas buvo ir čia iškart šalia kitas. Vaiktų labai įdomiai. Tiek daug jų. Lemba kelias, tai čia toks nėra iš geriausių.
Lopas ant lopo, šokinėjimas ant šokinėjimo. Aš bijau, kad iš mano šito kinietiško telefono laikiklio mano telefonas iššoks per tokį kelią. Eik tu sau, kas per kelias? Jurgelionys. Eik tu sau, kas per keliai. Su keturačiu čiūs ir su šita kaubojaus kepurė. Ei, tu kaip prikolas. Aš šiaip čia patruliuoja, kaži policija. Ar čia pasieniečių užtenka? Bet pasieniečių daugiau ir nesutikau, apart įvažiavimą į patį šitą visą pusiasalį Lietuvos, taip jį pavadinkim. Jeigu kelias čia būtų geras, čia taip fainiai būtų prasivažiuoti. Tarp šitų medžių, eik tu sau. Realiai. Ir jūs pažiūrėkit šalia kokia jauki troba. Geras. Tokia medinė tokia. Čia daugiau tokių, bet ten tokia, jinai nežinau, tokia autentiška buvo, tokia tamsi. Mato šviežiai šiaip nudažyta, tokia graži. Gerai, man reikėtų kažkur čia pasukti. O, žiūrėkit. Aš sakiau, kad yra šitų koplytėlių. Va, kaip tik viena yra. Šiaip ant Google Maps žiūrėjau, jų labai daug yra šitam pusiasalį. Bet šiaip kiek čia daug yra, matau, nepanaudoto ploto, tipo sklypų, apleistų namų, bet jo, čia nėra infrastruktūros, tipo, jau čia, mokyklos yra, bet jos irgi, ligoninių nėra, jo, ar tai labai nėra čia nieko daug. Žiūrėkit, gandras ant kelio, kaip būtų gerai, gandriukai, kur tu bėgi? Oi, gandriukai, kur? Nu kur tai, ne? Nuskrido gandriukas į kitą pusę. Kažkaip galvojau, kad man lys priešais mocą. Bet gandriukas nepalindo po mocų. Viskas gerai su gandriuku. Gandriukas išgyveno. Tiksliau jaučiu, čia aš išgyvenau, nes man rodos man būtų ne ką. Bet jo, nuo žmonių aš matau, kad aš važiuoju, aš gaunu žvilgsnių, kad jiems neįprasta, kad čia kažkas tai klaidžioja. Ir man rodo čia ir čia mes jaučiu, jo, čia bus vien žvyrkelis ir manęs laukia 2 kilometrai žvyrkelio. Ajajai, nu bandysim pravažiuoti gražiai. Eik tu savo, būtų labai, kas čia, bet čia ne kelias. Man jaučiu toliau reikėjo, čia Google Maps'as sugribavo. Tipo kelias, bet toks, labai jau atrodo nelegalus kelias, kaip prie pasienio. Jau priekis mano slydo. Kaip čia reikia neapsiversti tokiu keliu. Toj, man atrodo, įlysim. Oi, tu kaip klampu. Jo, man iš ten reikėjo parvažiuoti kažkaip. Oi, tu sau. Viskas gerai, aš išvaldžiau. Taip susmigau į smėlį, priekinis ratas taip susmigo. Va, Norviliškis, šitas pavadinimas, tai važiuojame į Norviliškių pilį, kuri dar yra už 1,5 km. Man labai įdomu, ar aš tikrai galėsiu davažiuoti iki jos, nes, jinai ten prie pat ten sienos. Bet, Google Maps'ose ten atsiliepimų yra, visko yra, tai manau, kad, tipo bus galima. Ir labai unikaliai atrodė. Aha, ten toli matau pasienį. Matau tvorą. Pilis atsiveria. Eik tu sau, tai gražu čia. Kaip gražiai atsiveria, gaila, kad drono negalim pakelti čia. Pažiūrėkit. Eik tu, aš nežinau, kad Lietuvoje tokių yra. Grinai kaip Vokietijoje atrodo tokia pilis. Aš jaučiu rimtai, esu labiausiai random vietoj Baltarusijai, norėjau sakyti Lietuvoje. Ten už tų laukų toli, ten matau yra tvora. Yra siena. Ten irgi važiuojant matęs. Čia yra toks parkingas. Tai aš palieku savo mocą, čia eidami kitos pilies. Va, Norviliškis pilis. Vėl kryžiukas su koplytėlė. Aš įdomu, mane čia leis eiti ar ne, nes kaip ir po darbo jau laiko čia. Kas įdomu, kad čia šiaip galim ir apsistoti, jeigu nori. Matau svečių namai. Dar viena koplytėlė. Šito koplytėlė jau visi užrašai lenkiški. Aš žinot, vieno dalyko tik nesuprantu, kaip čia gali būti lenkiški užrašai lenkų daugiau, kai šitas kraštas yra apsuptas Baltarusijos tipo. Nors čia yra lenkų daugiau.
kaip tai veikia ir dar Lietuvoj. Labai įdomu. Nu, prie pačios pilies labai taip akmenim grįstas kelias. Aš norėčiau už juos į kitą pusę patekti su visa apranga ir džinsais storesniais. Žiauriai šiandien karšta. Vaikščiat važiuot tai dar nieko. Sekmadienį mūsų čia nieks neįleis. Saugomos kultūros paveldo objektas. Valstybės saugomos kultūros paveldo objektas. Kokie šviestuvai sukabinti. Senoviniai tokie. Kas viduj pilies? Kad čia statybos vyksta. Yra židinys kažkoks. Nusileidau žemiau čia. Aiškinai, parestauruota jau čia yra. Kie laukai. Menukai sukišti. Aikštė čia kažkokia. Čia jau čilandžia, tai niekur negalime užrakinti. Lankymo nėra. Ten matau prūdalis kažkoks yra. Ten va. Aš nematau dabar tos sienos. Čia ten už medžio, čia taip yra. Nu, ta pilis tai tokia... Nu, jinai išskirtinė, taip. Lietuvoje tokių tai tikrai nematęs. Ypač dar tokioj keistoj Lietuvos vietoj, nežinau. Man čia yra labai keista Lietuvos vieta. Čia tokia random vieta, keista vieta Lietuvos. Nu, labai įdomi. Pasileidau prie to prūdo. Nieko čia ypatingo, prūdas. Viskas. Ten matos per medžius šiaip sieną. Nu, tvora matos. Kažkiek. Padaryti soliukai prisėsti. Ten soliukas. Ai, daugiau nematau. Nu, jūs pažiūrėkit, ant kalno kokia pilis. Kaip stovinai. Kaip tiesiog stovi. Jo, keišiausia, kad esi apsuptas, nes ten siena Baltarusijos, ten siena Baltarusijos, ten siena Baltarusijos, nu ten Lietuva. Dabar aš net nebūčiau pagalvojęs, kad šitam krašte tokie dalykai stovi. Tai šiaip ta pilis tipo yra renesansinis gynybos kompleksas kažkoks. Tai pastatytas 17 amžiui, tai pastatytas 17 amžiaus kažkokio ten labai turtingo žmogučio. Nu ir paskui ten Rusijos imperijos laikais tai atiduota. Padarytas ten gynybinis kompleksas, dar kažkas. Bent jau ką pavyko išsigūglinti, išsidirbtininti, intelektinti. Dabar tiesiog turizmui pritaikyta šventėm visokiom. Kažkaip dėl tų švenčių tai abejočiau čia taip. Taip tylu net sekmadienį, nu gal sekmadienis. Šiaip kas įdomu, tai kad čia yra bažnyčia Norviliškių. Tai prie pat sienos yra bažnyčia. Tikrai nebūčiau patikėjęs. Su kryžium. Nu jo, kaip bažnyčia be kryžiaus. Ir čia žiūrėkit, kapinės netgi yra miestelio. Oi, bitė užpuolė. Ir čia net neseniai palaidotų, matau, yra. Bet jos čia kažkokios naujos. Tai čia bažnyčia yra. Ir čia jau senasios kapinės. Aš galvoju, kad turi būti daugiau tų kapinių. Ne tiek. Ir čia yra kažkokia koplytėlė. Taip pat su siena kažkokia. Aš visai norėčiau praseit šalia, jeigu čia galim. Kol kas jokio stulpo ar ženklo nemačiau. Čia jau pati siena. Valstybės siena. Eik, tu kaip įdomiai atrodo. Aišku, aš esu filmuojamas. Aš irgi filmuoju. Na, mažiau ir įdomiai. Valstybės sienos apsaugos zona. Įvažiavimas arba įėjimas tik su valstybės sienos apsaugos tarnybos išduotų leidimu. Dėmesio pjaunančios vielos užtvaras. Ei, tu savo. Ten kitoj pusėj? Ai, net stulpeliai matos. Ten va, net stulpeliai matos. Kur Lietuva, kur Baltarusija. Bet šiaip eini prie tos sienos, nes čia dabar jinai man va čia šonė yra. Čia visa ta tvora yra. Ir taip pat toks keistas jausmas, jis tai visada stebi. Pilna kamera. Jis žiūri visur, į tave. O žiūrėk, tualetas. Čia rimtai tualetas? Žiūrėk, rimtai. A, jo. Parašyta. Ui. Šiaip dar geras dangtis.
kad netgi butelis padėtas nusiplaut rankom. Nu, jo, įdomiai. O tai ką, čia tie kryžiai reiškia du. Aš iš ten eidamas, ten, nu, tipo, ne iš ten, aš galvoju, kad čia tvora, kameros. Čia kryžiai tiesiog, tvora tai ten toliau. Nes ten iš toli tai mačiau šitą. Pažiūrėk, toks bolidas, Dodžas. Pleistas. Šitai svečių namai. Šiaip biškai į akį į vidų užmečiau, tai ten mačiau stalo futbolas, televizorius yra. Bet nemanau, kad jie klientūros čia susilaukia labai didelis. Ir dabar aš manau, kad aš jau judėsiu link Dieviniškių ir man atrodo iš Šalčininkus atgal. Tai reikia dar pro tą pasienį pravažiuoti, vadinamą pasienį. Vat įdomu, pasadys jį ar ne? Ir dar kitas dalykas, ką pagalvojau. Tipo, jo, aš labai tartinas buvo, kad važiuoju šiaip. Ir tipo, nu, tipo, kad be tikslo. Ir aš kupriniai turiu droną. Tai jeigu būtų patikrinę mano kuprinę, aš nežinau, kiek mane būtų praleidę. Bet gal viskas gerai, nes tipo, aš jį turėt galiu, aš čia tiesiog nenaudoju. O tai nesupratau iš parkingo, kur visi dingo. Nei vieno žmogaus. Vienas mano šitas stovi, Hondelė. Nuneši toli. Šiaip pagalvojus, nuo Klaipėdos aš šiaip esu atsidūręs realiai savo važiavimu. Važiavom vėl patikrą. Čia kameros iškart sudėtos yra. Greitis sulėtinamas. Reikia turbūt šalmą atsidaryti, ką matytų, kas toks čia parvažiuoja. Ką dabar sakys įdomu, ar tiesiog rodys važiuok. Jaučiu kuprinę patikrint šį kartą. Sveiki. Ką? Iš sodybos važiuojate, iš namų, iš Kilpos. Buvau tiesiog pasivažinėti Norviliškių pilį. Jau, turistinis. Nežinau, kur reikia. Pats iš Vilniaus esi, ne? Iš Vilniaus, jo. Gerai, važiuoju. Ačiū. Tai tiek tos patikros iš tikro. Vėl dokumentą. Nu ir paklausinėjo. Čia iš kur, kaip, ką. Labai paprastai. Klausia, ar iš sodybos važiuoju. Nu, ne iš sodybos. Šiaip turistiniais tikslais buvau. Dabar jau tikslesniais buvau. Ir čia kitos jau buvo pasienietis, ne tas pats. Paklausė dar iš kur esu, nu tai ką žinau, iš Vilniaus greit pasakiau. Kaip ir nemelasgi, Vilniuje gyvenu. Tai viskas, va, stovi mano dviratį transporto priemonė, dviratis. Tai esu dabar jau Šalčininkose, jau važiuoju atgal link Vilniaus. Čia kažkas su dronu skraido. Čia negalim skraidyti su dronu. Įdomiai. Tai nu žodžiu, aš čia užbaigsiu tą video, dar intarpas ant šaldytuvo. Nu tai turim savo 5 magnetuką, jį dedam čia, taip va, gražiai, pridedam. Po biškį, norėtųsi susijungti jau su Klaipėda, taip. Ir nu žodžiu, jeigu patiko šios video, paspausk like, paspausk prenumeruot mygtuką, parašyk kokį komentarą, kas patiko, kas nepatiko, o mes, manau, susitiksim labai neužilgo, dar kažkokiam naujam rajone. Ačiū, kad žiūrėjai ir iki.